Kas šiuo metu sudaro išmaniųjų namų ekosistemą? Kas jungiasi prie interneto, man beveik yra išmanu. Globaliai žiūrint, tai išmanus namai, aš sakyčiau, dabar išgyvena piką. Kokios būna didžiausios klaidos žmonių? Aš galbūt paskubėjau įsigyti tiesiog viską, ką galėjau. Prekių yra daug ir svarbiausia, kad pačiam vartotojui būtų paprasta suprasti, kaip ją instaliuoti ir kad nereiktų ten kaip tavo draugui pačiam lituoti ar montuoti. Sveiki visi! Sveikinu įsijungus pačią pirmąją Acme grupės tinklalaidę Technologijų pulsas. Čia mes susirinkame pasikalbėti paprastai apie technologijas, taip kaip kalbame su draugais virtuvėje ar kažkur tais prie ežero. Kad vieni kitus suprastume, kad galėtume draugam papasakoti ir jie suprastų, ką mes veikiame darbe, kuo mes užsiemam, kas naujo mūsų technologijų pasaulyje ir kas galbūt mūsų laukia ateityje. Šiandien turiu du puikius svečius, Imantą ir Marijoną. Marijonas šiuo metu dirba įmonėje Telia Lietuva ir yra atsakingas už tokius įrenginius išmanius kaip televizoriai ir visa kita ekosistema namuose. Kažkas įdomaus apie jį galėtų būti tai, kad jisai turi drono piloto teisės, bei laisvalaikiu jį galima surasti ieškantį lobių su metalo detektoriumi. Sveikas, Marijonai. Labas. Antrasis mūsų svečias yra Imantas, žmogus, kuris ne tik kalba apie išmanesias technologijas, bet ir su jomis gyvena. Šiuo metu jisai dirba ACC Distribution įmonėje, yra atsakingas už Xiaomi brandą. Jo dėka šių produktų vis daugiau mes matome parduotuvių lentynose ir savo namuose. O šiaip myli patogumą, arba kitaip sakant, leidžia technologijoms atlikti viską, ką tik įmanoma. Nuo automatinio apšvietimo iki roboto, kuris išsiurbia namus, kol jis ramiai geria kavą. Sveikas atvykęs, Imantai. Sveiki. Tai galbūt pradėkim nuo pačio paprasčiausio klausimo. Apskritai, kas šiuo metu sudaro išmaniųjų namų ekosistemą? Ar tai yra tiesiog paprastos lemputės, kurios užsižiebia, kai mes pareinam namo, ar tai yra kažkas tai daugiau? Tai aš galiu pradėti, aš su Viktoru pasveikinu, tai dar su Imantu pasveikinsiu. Labas. Sveikas. Tai bendrai išmanieji namai šiaip gan tokia plati sritis atrodo ir gan labai daug prekių įeina į tai. Aš šiaip, kad man paprasčiau būtų pačiam vertinti, aš išmanius namus labiau vertinu pagal funkcionalumą. Tai iš principo saugos sistemos, kameros, kas iš esmės atlieka kaip ir saugumo funkciją. Tada išmanus namai gali būti automatizacija, tai yra sensoriai, jutikliai, kas dar sveikatinimo prekės gali būti išmanieji namai. Tai man bendrai išmanieji namai yra tai, kas padeda žmogui ir tai gali įeiti labai daug skirtingų kaip ir sričių. Aš pritariu irgi Marijonai, nes pats vertinu labai paprastai, kas jungiasi prie interneto, man beveik yra išmanu. Nes jeigu daiktas nesijungia prie interneto, tai nelabai jo išmanių tikriausiai ir gali padaryti, bet jeigu yra aplikacija kažkokia internetas ar prie Bluetooth'o, taip sakyti, jungiasi, tai jau kažkas yra išmanaus. Ir kaip tu paminėjai, tai nuo lemputės, visi, manau, pradeda nuo lemputės arba ten kažkokio kištuko, jau iki tada automatizacijos, ten dulkių siurbliai, mašinos ir visa kita. O galbūt jūs iš pardavimų pusės matote arba girdite iš kažkokių apklausų, kaip keičiasi žmonių požiūris į išmanius namus? Ar, pavyzdžiui, kai jie renkasi tą pačią skalbimo mašiną, ar jie renkasi tą, kuri yra išmani, ten turi apsą kažkokį ir kažkokias galimybės, ar vis tik tai dar ieško tos paprastos, kuri, tiesiog paėmiau mygtuką, paspaudžiau ir žinau, kad jį išskalbs? Aš galbūt sakyčiau, labai nuo amžiaus kategorijos priklauso. Tai ir nuo pačio žmogaus imlumo. Tai jeigu yra jaunas žmogus, sakykime, kokių 60 metų, tai ieško jau kažko išmanaus, nes jau yra pripratęs prie to išmanumo, kad tu aplikacijų gali įsijungti, ten šaldytuvo pasireguliuoti, skalbimo mašiną įsijungti, siurblį įsijungti ir panašiai. Vyresni žmonės, kadangi nėra tokie imlūs technologijom ir, sakykime, galbūt net telefono dar neturi to visiškai tiksliai išmanaus, tada jiems tai nesudaro kažkokio pliuso. Nebent perka jų, ten, pavyzdžiui, dukros, sūnai ir giminaičiai. Tada jie nuperka jiems specialiai išmanų daiktą, kad jie patys galėtų jį reguliuoti. Aš, pavyzdžiui, taip esu padaręs pas savo mamą namuose. Aš esu specialiai įgijęs tą dulkių siurblį, kurį aš pats iš namų galiu reguliuoti. Pamatau, kad jau ten reikia kažką jam pakeisti, paskambinu mamai, sakau, mama, pasikeisk tą, pasidaryk tą, jį pasidaro ir vėl viskas veikia. Tai sakyčiau, žmonės, ko jaunesnis, tuo ieško ko išmanesnio, o pas mane, pavyzdžiui, atsirado tas išmanumo norėjimas, kai pirmi daiktai išmanus pradėjo
atsirasti namuose pačiuose. Ir tada supratau, kad nueini ten į parduotuvę ir tu vertini, ar ta ten skalbyklė kainuoja išmani, ten jeigu ten 20-30 eurų brangiau kainuoja, tai imi tą išmanų ir tada bandai. Jeigu ten jau 200-300 eurų, tai kartais tu pasveri, ar apsimoka. Nes jeigu neapsimoka, tai tada kam investuoti tuos pinigus į tą išmanumą tokį. Šiaip galėčiau paantrinti Imantui. Iš principo globaliai žiūrint, tai išmanus namai, aš sakyčiau, dabar išgyvena piką. Iš principo išmanių namų pačių prekių yra labai daug rinkoje ir labai klientai nori tiek ir pasilengvinti savo gyvenimą, tiek ir turėti tą išmanizaciją pas save. O Lietuvoje, žiūrint lokaliau, tai dabar yra kylanti banga irgi ir matom, kad labai daug tiek sensorių yra, tiek ir jutiklių, kurie kartais žmogus net nesupranta pats, jog savo namuose turi išmanų įrenginį arba išmanių namų sprendimą, bet jis jį turi. Tai sakyčiau, kad dabar augantis yra trendas. O vis tiek, ateinam į parduotuvę, kažkokį namų įrenginį keičiam, kai jam mūsų manimų jisai paseno, sugedo, dar kažką, tai ateinu, renkuosi ten kavos malimo mašinėlę ar dar kažką, tai ir matau, kad šita yra kažkokia išmani. Ar yra kažkokie patarimai, nuo ko man reiktų pradėti visą tą išmanumą savo namuose pradėti diegtis? Ar tai turėtų būti kažkokia pradinė įranga, nuo kurios aš turėčiau pradėti, ant hubas ar dar kažkas, tai ar vis tik tai galiu pabandyti su vienu įrenginiu ir paskui savo tą ekosistemą plėsti? Galiu pradėti. Šiaip tai, jo, tu teisingai paminėjai hubą arba centralę, tai centralė yra reikalinga sujungti visus produktus į bendrą ekosistemą ir valdyti. Kitas pliusas, kuris dabar yra, pavyzdžiui, tu gali turėti Xiaomi, oro gruzdintuvę ir gali turėti kito brando televizorių, tarkim. Ir dabar yra didieji brandai pasidarę Matter protokolas, taip vadinamas. Tai jis iš principo leidžia visų brandų prekes sujungti į vieną ekosistemą ir valdyti per Apple Home, per Google Home. Tai iš principo susikurta ekosistema namuose galima, pradedant nuo bet ko, priklauso, ką vartotojas turi pas save namuose, bet jeigu taip reiktų indikuoti vieną dalyką, tai, nežinau, aš gal sakyčiau kolonėlę išmanę, nes pats neperseniausiai pas save namuose įsirengiau išmanę kolonėlę, ją sujungiau su televizoriu, su virduliu, tai labai smagu yra pasidaryti tą automatizavimą, kad tu šneki su ją ir, pavyzdžiui, gali tau jungti kitą įrenginį arba gali išjungti kitą įrenginį, gali pristaikyti prie tavo įpročių. Šitą rekomendačiau. Aš irgi taip pat galėčiau pasakyti, kad galbūt pradėti įsirenginėti išmanius namus reiktų nuo to, kad jeigu jau gyveni, tai tada neapsižiūri, ką aplinkui turi. Nes jeigu tu turi ten visi daiktai yra skirtingų gamintojų, galbūt vienas kažkuris yra išmanus. Ir gali prisirišti prie to išmanumo, nes tiek kažkokią aplikaciją naudoji. Jeigu tu ateini gyventi, sakykime, įsikūrinėjai naujus namus, tai yra keli variantai. Arba tu ieškaisi specialistų, kuris žinotų, kaip ten viskas su išmanumu siejasi, kaip ten galima lemputės sujungti su jungtukais ir visa kita. Arba tada pasirinki kažkokį vieną gamintoją ir tada jau perkėsi jo visus daiktus. Ką Marijonas minėjo, kad yra tas Matter protokolas, kuris leidžia viską jungti per Google Home arba per Apple Home, kaip su ta išmane pačia kolonėlė. Ką aš esu pastebėjęs, kad jeigu tu sujungi visus skirtingų gamintojų įrenginius į vieną, per tą patį Google'ą, valdymas šiek tiek praranda funkcionalumą kiekvienas daiktas. Tai yra, įjungti, išjungti tai visi gali, tikrai be problemų, kai kurias funkcijas irgi gali pasidaryti, bet jeigu nori jau kažkur giliau eiti, tai pavyzdžiui, jeigu namuose turi ten, sakykime, skalbimo mašiną ir džiovyklį vieno gamintojo, o indaplovę trečio gamintojo, tai tau jau reikia dviejų skirtingų aplikacijų, kad tą tokį išmanumą palaikytų. Tai vadinasi, nustatytum ten kažkokias funkcijas arba ten tą pavėluoto starto funkciją įsijungtum ir panašiai. Tai ką ir šiuo atveju, pavyzdžiui, Xiaomis turi labai gerai, kad visą tą smulkę techniką turi ant vienos aplikacijos. Tai tau nereikia ten 7 aplikacijų skirtingų sujungti ten tas skirtingus 7 daiktus. Tai ten koks virdulys, airfryeris, neužilgo bus šaldytuvas, skalbyklė, tas pats telefonas, tai jie turi vieną aplikaciją, per kurią tu viską sujungi, ta pati kamera irgi, viską sujungi ir viską joje matai. Tai patogumas iš tos pusės pasižiūrėti, kiek tas gamintojas, kažkuris kokį tu pasirinki, turi daiktų savo ekosistemoje, nes kai kurie gamintojai turi gal skirtingus pavadinimus, bet aplikacija viena.
ir tada nuspręsti, ko norim. Ar mes norim, kad kuo daugiau daiktų apimtų ir būtų viskas vienoje aplikacijoje, ar norim, pavyzdžiui, stambę buitinę techniką turėti vieno gamintojo, smulkę buitinę techniką kito gamintojo, nes, pavyzdžiui, jis ten labai gerą gamina, o trečią garso aparatūrą turėti ketvirto gamintojo, nes ten jis labai yra išmanus garso aparatūroje. Tai vat, nu, atsakius tam tikrus tos pagrindinius klausimus savo, ko norim iš tų namų, kiek to išmanumo irgi norim, tada būna lengva pasirinkti. Pasirinkti tada vieną brandą kažkokį, arba ten kelis brandus, viskas sujungi vieną ir turi. Aišku, geriausiai pagalba tai tikriausiai specialistai, tie, kurie jau gali ir tau pasakyti, kaip jungtukus sujungti, kaip, kad tie jungtukai įsijungus ten automatizaciją, pavyzdžiui, pasidaryti gali. Aišku, viskas plečiasi, tobulėja, kas yra labai labai smagu, nes anksčiau to tokio automatizacijos tokios labai sudėtinga būdavo pasidaryti, nes ten ir programuoti kartais turi, nu nėra tas toks kaip vadinamas plug and play, kad įjungi, paspaudi ir viskas veikia. Jo, šiaip Lietuvoje iš pradžių buvo tokia problema, kad tų prekių lyg ir būdavo daug, bet iš esmės vartotojas iš savęs nelabai žinodavo, kur ją pritaikyti, kur kaip naudoti. Tai va dabar pastebim, kad vis daugiau lokaliai tiek Lietuvoje, tiek visoje Pan-Balticse labiau bando susipažinti su tom galimom funkcijom ir šviečiasi iš esmės visuomenė. Taip. Aš pats iš savo patirties tai galėčiau papasakoti, kad pradėjau nuo to, kad buvo tokio blaškymosi, čia kažkas tai va truputėlį išmanaus, tai va čia vienas įrenginys, kitas ir paskui atradau, kad mano telefone labai daug appsų yra ir na tas valdymas pasidaro toks komplikuotas, nes norisi vienoje vietoje turėti viską. Tai va tada apie jūsų minėtą Matter protokolą susipažinau ir va labai smagu, kad tokie gamintojai, netgi IKEA nuo 2026 metų jau palaikys Matter protokolą, tai kad plečiasi ta ekosistema yra labai gerai. Tai va, bus dar vienas gamintojas, kuris prisijungia prie viso to ir galės vartotojas paprasčiau valdyti. Kaip Imantas ir sakė, taip, kažkokios įdomesnės funkcijos, galbūt jų dar neveiks, bet kaip suprantu ir kiek matau, kaip vystosi protokolas, tai kažkada visas tas sugrįš ir turėsim viską tikrai vienoje vietoje. O kaip jūs patys matot, kokios būna didžiausios klaidos žmonių? Pradeda kažką darytis ir čia galbūt kažkokį gal ir specialistą pasisamdo ar ką, bet kurioje vietoje būna ta didžiausia klaida, kad vis tik tai paslysta žmogus? Galbūt, bent jau aš galėčiau, kaip čia sakyti, iš savo paties patirties, kada pačioj pradžioj, man Jonas irgi minėjo, kad labai daug buvo tų tokių daiktų, kurie buvo išmanus, bet kaip ir nelabai aišku, kaip jie ten veikia, kaip neveikia, visa kita. Pavyzdžiui, aš kada butą įsirenginėjau, labai daug apžiūrinėjau pas draugus, kada nueidavau, kas ten pas juos išmanu, kas ten pas juos įdomiau veikia. Tai, pavyzdžiui, pas vieną draugą pas jį veikia viskas išmaniai per visos šviesos, užuolaidos ir muzika veikia, ir siurblys veikia išmaniai. Tai ką reiškia jis turi, bet jis jau pats buvo programuotojas, aš supratau, kad man jau sudėtinga bus tikriausiai pasidaryti visą tai, nes jis pats nusipirko tokį aparatą, Raspberry Pi, tai čia toks kaip ir pasidarė tą mini kompiuteriuką kaip serverinę, per kurį visi susijungia per tam tikrus internetinius tos protokolus ir veikia. Tai aš jau pažiūrėjęs, kaip pasiveikia, supratau, kad aš to jau pasidaryti tikriausiai negalėsiu, nes jau tikrai reikia daug ir ten nulaužinėjo kažkokius jungtukus, pirko dar kažką dar ir visą kitą. Bet pliusas, kad jau įsirengęs, aišku, jau dabar namuose, matau, kad atsiranda tų brandų. Atsiranda brandų, kurie viskas plug and play, tai vadinasi, jau jungtukai, šviesos, jau gali būti kaip ir paspaudė aplikaciją, viskas yra padaryta ir sujungiu su Google Home iš mane šitą ir to viskas veikia. Tai klaidos būna padarytos arba, kad aš galbūt paskubėjau įsigyti tiesiog viską, ką galėjau. Tai tos klaidos galbūt nereiktų daryti ir nebuvau sumastęs dar tuo metu, kokio brando ir norėčiau namuose daugiausiai. Nes pas mane dabar viena skalbyklė su džiovyklė įveikia išmani, bet veikia viena aplikacija. Tada indaplovė kita aplikacija, smulkioji buitinė technika trečia aplikacija. Dabar susiduriu su ta problema, kaip viską apjungti vieną, bet neprarasti funkcionalumo. Dar kol kas to nelabai yra, bet aš labai tikiuosi, kad kažkada ateityje atsiras. Aš visiškai galiu paantrinti Imantui, kad easy plug and play turi būti, nes tų prekių yra daug ir svarbiausia, kad pačiam vartotojui būtų paprasta suprasti, kaip ją suinstaliuoti ir kad nereiktų ten kaip tavo draugui pačiam lituoti ar montuoti. Tai ja. O dabar jau pradėjom po truputį kalbėti apie tai, ko mes norim ateityje, ko vartotojas to tikisi ateityje. Vis tiek važinėjot po konferencijas, parodas, domitės šitom temom.
kokius įrenginius, kokias tendencijas matot tenai, kas mūsų dar laukia šioje srityje? Aš galiu pradėti, nesenai buvau Vokietijoje paradoje vienoje technologijų. Tai IFA vadinasi. Tai pačioje paradoje du dalykai man tikriausiai labiausiai patraukė akį. Tai pirmas buvo šaldytuvas. Tai yra paprastas šaldytuvas su ekranu ant durelių, bet jis sugebėdavo identifikuoti įdėtas prekes į patį šaldytuvą ir pagal tai gali tau padaryti receptą, ką tu iš esančių produktų šaldytuve gali nusipirkti, o pasigaminti. Ir antras dalykas, irgi čia šnekėjom apie centralią hubą, tai aš manau, kad ateityje bus humanoidai robotai, kurie vaikščios pas tave namuose, ten padės daiktus nešiot, bendraus su tavim, ir jie to pačiu bus centralė, kuri jungs visas prekes. Tai jo, manau, kad šitie du. Aš, ką vat iš savo gamintojo, iš Xiaomi, kadangi dirbusio, mes turim tokį robotą. Jis yra pristatytas jau gal prieš kokius 3-4 metus, sakykime. Bet jis nėra dar, tai kaip čia, publikai prieinamas arba lengvai prieinamas, nes jo yra labai mažas kiekis pagamintas. Jis yra pakankamai brangus, apie 3000 kainuoja dolerių, kiek domėjausi tada tuo metu. Bet iš esmės ateitis, pavyzdžiui, apie saugumą namų, nes bute saugumas nėra sudėtingas, 2 kambariai, 2 kameras pastatai ir visus namus matai. Bet jeigu tu turi kažkokį namą, kuriame 2 aukštai gali būti, arba, pavyzdžiui, 1 aukšto namas, bet labai didelė aplinka, yra galimybė pastatyti tiesiog kameras, tai pasistatai kameras ir turi, arba įsigyti tą šunį. Tai va to šuns ateitis yra stebėjimas. Tai vadinasi, jis kaip paprastas tas šuo, tu turi aplikaciją, tai yra jis turi savo pakrovimo stotelę, nueis pasikraus kažkada ir kas kart esi nustatęs, pavyzdžiui, kas 15 arba ten kas pusvalandį, jis praeina perimetrą. Praeina perimetrą ir naktį gali, aišku, vaikščioti ir dieną, apžiūrėti, ar niekas nepasikeitė. Jeigu kažkas pasikeitė, gauni pranešimą, kad va, čia kažkas atsitiko. Arba, pavyzdžiui, tu išvažiavai iš namų ir tas kirbantis klausimas, ar aš išjungiau savo lygintuvą, tai ar tu gali pasimti tą šunį, atsivesti į kitos vietos, kur iki rozetės yra įsijungtas tas lygintuvas ir tada pasižiūrėti, išjungiau ar neišjungiau. Tai jau tu pasiėmi tą tokį technologijos, kad už tave kažką padaro. Tai nueina, patikrina, apsauga pasižiūri, pasirūpina. Tai vat, manau, ta ateitis yra padaryti kuo paprastesnį tą tavo gyvenimą, kad tau nereiktų galvoti, ten sukti galvos, prisiminti, ar ten aš tikrai padariau kažkokį darbą, ar nepadariau, ar nuo viryklės tą indą nukroviau, ar ten dar veikia. Ir irgi kitas dalykas, kuo išmanesni tie namai, tuo tu daugiau gali pasitikrinti. Tai ar veikia indaplovė ar neveikia, ar jau baigia veikti, ar ten, pavyzdžiui, darai troškinį ir nežinai, ar išjungi ar neišjungi. Gal jis ten turi virti tik tai 30 minučių, o tu, pavyzdžiui, namuos, esant darbe, tu įjungi, kad veiktų troškinys, bet užsibuvai darbe, jau jis turėtų būti išjungęs, o tu negali namo dar atvažiuoti. Tai vat, kad per aplikaciją paimi, išjungi tą indaplovę ir jau viskas atvažiuoja namo, viskas pagaminta. Ir taip pat yra šitie maisto gaminimo, tie tokie kaip ir robotai, kaip ir sistemos. Senovinės tos sistemos būdavo, kur tu apie receptą kalbant. Tai tu pasirinkė receptą, bet pats turi įmetinėti produktus. Ten turi įmetinėti vištieną, ryžius, ten pomidorus, kada tu pasako, kad reikia mesti. Tai čia tu pats dar turi padirbti. O kitos jau yra naujesni, tos sistemos naujesnės, kur tu viską sumeti į indėlius. Ir tada paspaudė tiesiog play ir pati kažkada įmeta tą vištieną, kažkada įmeta tos ryžius, kažkada viską pasidaro, kažkada vandens pasijungia. Tai manau, ateitis yra tik tai, kuo toliau to tobulės ir kad atims to nuobodaus kasdieninio darbo ir padarys tavo gyvenimą lengvesnį iš tos pusės, kad tu galėsi daugiau laiko praleisti su vaikais, galėsi daugiau laiko ten, žinai, važiuoti į pliažą pasideginti, nes namuose jau pasidaryta bus valgyti, vaikam nebereikės ten rūpintis kažko. Tai daugiau laiko galėsim, manau, skirti savo arba ten savo kažkokiem hobiam, vietoj to, kad ten namuose maldauti, ten tą sušluotą vaikščioti ir viską valyti iš eilės. Jo, čia dar šnekant apie ateitį, tikriausiai būtų nuodėmė nepaminėti AI, tai dirbtinio intelekto. Tai kas irgi išmanius namus ateina, kad jie labiau komunikuoja su pačiu vartotoju, su naudotoju to išmaniųjų namų sprendimų. Tai pristaiko prie įpročių, bendrauja su juo. Iš esmės, ne tik, kad padeda, bet ir tampa vos ne pagalbininkas, kaip ir draugas. Bet aš šitoje vietoje norėjau klausyti, kad labai daug šnekam apie tai, kad mes tiesiog nuotoliniu būdu valdom savo įrenginius. Na, turime appsą, ten kažką paspaudžiau, įjungiau, įjungiau, bet jau šiek tiek užsiminėjai apie patį AI. Ar jisai plačiai yra diegiamas tokiose technologijose? Nes, kad ir paminėjai orkaitę, kuri tenai
iš darbę užsibuvau ir išjungiau. Ar ji pati gali, iš principo, daug jutiklių sudėjus, tai ji gali stebėti, ar maistas jau paruoštas ar ne, ir pati išjungti reikiamų metų netgi. Na, ar tokių sprendimų jau po truputėlį atsiranda ar ne, kad tas daiktas labiau autonominis pats darosi, na, jis turi savo užduotį galbūt, bet jisai reikiamų metų padarys ją ir viskas. Ir žmogaus įsikišimo reikia minimaliai galbūt ten. Paėmiau, parašiau ten maistą, sudėjau, o paskui jį pati įsijungia, kada reikia, pati iškepa, išanalizavus viską ir taip toliau. Sakyčiau, kad kol kas dar tai yra šiek tiek ateitis, bet jau mes matom tų tokių pradinių momentų, kaip čia, prošvaiščių. Aš nežinau tiksliai, ar ten dirbtinis intelektas, kaip pavyzdys dabar panaudosiu, kad atsėdai į darbą važiuoja, ne? Tai atsėdi į mašiną, įsijungi telefoną, įsijungi ten kažkokią programėlę, kuri rodo tau navigaciją. Ir jau anksčiau, ko nebūdavo, kas dabar yra, tai jau tavęs klausia, ar važiuoji tu į darbą. Tau tik patenka paspausti OK ir tu viskas, tau jau kelias į darbą nurodytas. Tas pats ir vykstant iš darbo. Kai tu vyksti iš darbo, yra, kaip čia, stebima tavo įprasta darbo diena arba ten tam tikrais periodais, tam tikrom valandom ir tada tu jau, kai sėdi į mašiną, tau klausiu, gal važiuoji dabar jau namo, paspaudė OK. Tai jeigu tai yra dirbtinis intelektas, nesu įsitikinęs, ar tai yra, bet tai jau vienas iš tų tokių momentų, kur jau tau nebereikia, kaip ir sakė, įsijungti aplikacijos, specialiai paspausti, ten, kad tu važiuoji namo ir visą kitą, kad palengvint, bet jau tau jau pats pasiūlo. Tai manau, kad čia tas dirbtinis intelektas labiau dabar kol kas pradės veikti kaip stebėjimo ir pasiūlymo, kad žiūrėk, aš tau galiu palengvinti, gal jau tu net nepagalvoji, kad tau to reikia, bet jau tau pasiūlo. Kaip ir tikriausiai šaldytuve irgi visas tas atpažinimas vyksta, manau, dirbtinio intelekto pagalba, kad atpažinti, kiek to ten pieno yra tam pakelyje ir tau jau siūlo, žiūrėk, pas tavau mažėja pieno, gal nori įsigyti. Buvo tokių šaldytuvų, kurie jau tau sudarydavo visą planą, ką supirkti ir galėdavo tau net supirkti visą šitą per online, tai yra internete supirkti tau visą produkciją ir tau tiesiog atvažiuoja viskas ir tu sukrauni. Esu dar matęs tikrai implementacijų, kaip čia vadinasi, customer support. Tai čia, kada tu paskambini, paklausi, sveiki, laba diena, man reikia pagalbos, tai dabar vykdoma Amerikoje daugiau testuojama, galbūt ir kitose šalyse, bet bent jau kiek pastebėjau, tai Amerika labai daug reklamuoja apie tai, kad su tavim kalba tas dirbtinis intelektas, jau nebe tik susirašinėja, kas jau tas chatbotai ir visa kita yra galimybė tai padaryti, bet jau su tavim kalba. Taip, jis ten toks biški lėtesnis jis yra, reikia šiek tiek palaukti, kol jis sugeneruoja tą atsakymą, bet jau matosi prošvaiščių, kad tau kažkiek gali pagelbėti. Jeigu, aišku, kažkur nepaveina, tada jau vėl žmogus įsiterpia ir visa kita. Bet tų tokių prošvaiščių su dirbtiniu intelektu tai jau matosi, pradeda kaip rekomendacinio pobūdžio, man atrodo, jos rodytis. Labai teisingai pasakėjai. AI technologiškai išmaniuose namuose jis jau yra prieinamas, tai gal bendrai mass market, taip vadinamoje bendroji rinkoje, galbūt nėra tų produktų dar tiek daug, bet technologiškai tai jau yra prieinama, tai padeda vartotojui, tai po truputį vis ir daugiau prekių atsiras, kurią turės integruoti AI. O dabar šiek tiek apie artimesnę ateitį. Jeigu galit pasidalinti, tai, pavyzdžiui, kokie artimiausi produktai ar kažkoks vienas produktas iš jūsų atstovaujamų įmonių ir prekės ženklų, kas artimiausiu metu žada pasirodyti rinkoje? Su Xiaomi, bent jau Lietuvos Baltijos šalyse, tai turėtų neužilgo pasirodyti stambioji buitinė technika. Mes dar jos neturim Lietuvoje. Tai pirmi 2-3 dalykai tai bus skalbyklė, džiovyklė ir šaldytuvas. Tai jie bus faktas, kad bus išmanus, kuriuose turės aplikaciją, kuri irgi susijungia su tais pačiais daiktais kaip ir dulkių siurbliai ir visa kita. Tai nereikės kažko naujo įsidėkti, bet jau mes jau pradedam turėti daiktus, kurių net nepagalvotum, kad galima Xiaomi įsigyti. Tai šaldytuvas ir skalbyklė, džiovyklė kol kas artimiausiu metu. Aišku, ten tų daiktų ir bus ir daugiau, kurie atsinaujina. Tai, aišku, mes dabar turim, pavyzdžiui, dulkių siurblius, tos robotus, tai jie bus naujesnės versijos ten. Šluotos dulkių siurbliai vėl naujesnės versijos. Viskas eina, kad naujinasi, bet tokie nauji daugiausia dalykai, tai kurie mane labiausiai žavi, tai šitie du stambioji technika ir mūsų, kaip čia, mašina, kuri prieinama dabar kol kas tik tai Azijoje, kadangi pilnai gamykla yra užimta gamyba,
bet tikimės, kad kokių 3 metų bėgiai Europoje atsiras ir jau galėsim ar Lenkijoje pradžiui įsigyti, kaip vat ir Teslos pagrindinis pardavėjas buvo Lenkija, kas arčiausiai mūsų, bet galbūt ir ateis ir pas mus į Lietuvą ar į Baltijos šalis. Nu, paklausa didelė turėtų būti. Aš tikiuosi. O mes teliai šiaip, taip žiūrint ne į tolimą ateitį, kadangi tų išmaniųjų namų prekių turim po vieną prekę, bet labiau mes einam per kitą prizmę, norim vartotojams savo pasiūlyti bendrą komplektą. Tai yra sukomplektuotą bazinį paketą, kur iš principo klientas pagal savo poreikį jau tada galėtų įsigyti, per daug deep divinant į visą šitą temą, turėti sprendimą, kuris jam padėtų, tarkim, su energijos efektyvumu, su apsauga ta pačia, su sveikatinimu, kad ir. Tai iš principo padaryti tokius kaip ir paketus ir paketus tada siūlyti klientam kaip sprendimą. Būtų super, manau. Reikės išbandyti. O dabar mes jau daug kalbėjome apie tai, ką turim savo namuose, ką naudojam, kas mums pasisekė ir taip toliau. Iš savo patirties, kokį įrenginį rekomenduotumėt vartotojams, tokį kaip patį pirmą, kuris jums labiausiai patiko ir galvotumėt, kad ir kitiems žmonėms tas tikrai tiktų? Galbūt arba apšvietimo lemputė, arba išmanioji rozetė, galbūt taip yra. Tai yra labai pigus produktas, ten iki 20 eurų, iki 15 kai kurios net kainuoja, kur atrodo, ką man jos reikia, bet kai įsigyji, tu pradedi susipažinti, kas yra išmanumas. Nes, pavyzdžiui, man rodos, galbūt vienas ir pirmųjų mano pirkinių buvo šviesytė. Tai ji tiesiog paprastai baterijom įsidedi bateriją, kaip čia, įjungi ją ir tai yra tiesiog tualete dabar įpadėta man, kad naktį neprabudintų ir nustatytas, žinai, šviesos spektras, kad tu tiesiog ateini naktį, tau užsidega jį ir tau nereikia pagrindinės šviesos jungtis, apakint savęs iš esmės. O rozetė man patogi tom, kad jeigu tu neturi kažkokio išmanaus daikto, pavyzdžiui, virdulys, ne, tu turi paprastą ūkišką virdulį, kuris, kaip čia, tą svirtelę paspaudė ir įsijungia. Tai turint išmanę rozetę, tai ką tu gali padaryti, įjungi išmanę rozetę į rozetę, tada tą virdulį į tą rozetę išmanėje ir pripili vandens, įjungi virdulį. Tai jeigu tu išjungęs esi išmanę rozetę per telefoną, tai jį neveiks. Bet jeigu tu guli lovai, atsibundi rytas, ne, tu nori kavos, nenori gaišti laiko, kad ten užpilinėti tą vandenį, vėl įjunginėti ir visą kitą, tu išmanę rozetę įjungi ir tau jau tavo tas virdulys, kuris yra visiškai neišmanus, tampa išmaniu, nes jis gali įsijungti per nuotolį iš esmės. Tai va čia pradėti nuo šito, nes tu gali ir stebėti, kiek elektros išnaudoja, kada jungi, išjungi, tai čia tą rozetę gali paversti ir šildytuvą, ir radiatorių, turi kažkokį, pavyzdžiui, sodybėlę laukuose, kur šildymo nesįsijungęs, bet žinai, kad žiemą nori atvažiuoti ten šeštadienį ir kad būtų jau šilta, kad tau nereikėtų ten tas 3 valandas laukti, kol sušils visas namukas, tu jau išvažiuojant iš namų į tą sodybą, tu jau gali viskas įjungiu rozetę, kad jau man pradėtų šildyti. Tos namus atvažiuoja, šilti namai. Tai va toks 2 pigus produktai, kurie gali paversti vieną arba kitą daiktą išmaniu. Tai manau, čia toks. Šiaip išmanių rozetė labai geras dalykas, aš irgi namuose turiu, tai teisingai Imantas paminėjo, kad tu neišmanų daiktą gali paversti išmaniu ir valdyti per savo aplikaciją, bet bendrai tokia kaip kombinacija ir nesenai, kadangi aš įsigijau išmanę kolonėlę, tai va šitie 2 dalykai, kada susijungia į bendrą visumą, tai yra, ta prasme, wow efektą gali sukurti vartotojai. Aš, pavyzdžiui, pas save esu namuose pasidaręs, kad grįžtu, pasisveikinu, sakau, hi Google, I'm back, ir man jis paleidžia Spotify per kolonėlę, įjungia šviesą ir tuo pačiu televizorių įjungia. Tai toks minimali automatizacija, bet šiaip labai sukuria tokį išmanumo efektą ir kaip vartotojui labai smagu. Aš pats savo namuose tai pradėjau nuo išmanios rozetės, kaip ir Imantas, bet tai buvo labiau kaip sprendimas per Kalėdas, nes visas laidynas, kur galėjau įjungti ir išjungti lemputės kalėdinės, buvo tokioje vietoje, kuri sunkiai prieinama, tai reikėjo kažkotais, kad per nuotolį būtų galima įjungti, o paskui visai patiko šitas ir tada pasidariau, kad tokiam laikui atėjus įsijungti, paskui išsijungti. O apie kolonėlę tavo paminėtą, tai mano vaikam turbūt pats mėgstamiausias žaislas buvo ir dar vis mėgsta dieną, hey, play that song, and žaidžia, jie ten ilgai ir nuobodžiai. O
Kalbant toliau apie Lietuvos vartotojus, na, Baltijos šalių vartotojus, ką matot, kokie dar įrenginiai populiarėja? Šiaip, jeigu paimant taip gryną statistiką, tai iki šiol tikriausiai populiariausia prekė, kas įeina į tas išmanius namus, yra stebėjimo kameros. Šiaip labai populiarus yra dalykas ir jis toks gan sezoninis, nes vartotojai dažnai įsigyja pavasarį, kada išvažiuoja į sodybas, arba rudenį, kada išvažiuoja iš sodybų, kad matyti savo antrus namus arba sodybas ir stebėti jas. Tai išmanios kameros labai yra populiaru, o dabar augantis trendas tai tų minimalių automatizacijų. Tai ką prieš tai šnekėm, tiek smart plugai, rozetės, tiek kolonėlės. Irgi. Matom, kad kameros yra vienas iš tų augančiųjų produktų ir papildomai visa, kaip čia tas smulkioji buitinė technika. Tai virduliai išmanus, tai tas išmanumas, tai vadinasi, kad paprastas virdulys įjungia, užkaito tas vanduo iki 100 laipsnių, užviria ir išsijungia. Tai išmanus virduliai gali nustatyti temperatūrą, jeigu tu juodą arbatą geri, pavyzdžiui, žalią arbatą geri, tai tau nereikia ten laukti, kol jis, kaip čia, sušyla iki tam tikros temperatūros, bet tu jau ją turi ten 80 laipsnių, 90 laipsnių ir panašiai. Ir tos, kaip čia, airfryeriai, tai yra grūzdintuvės, tai yra tas sveikas, greitai įsijungiantis ir mažai vietos užimantis daiktas, kur tu gali išsikepti nuo bulvyčių puikiai be aliejaus iki vištienos ir panašiai. Viską, kas tik tavo fantazijoje yra, tą tu gali pasigaminti iš esmės. Šiaip labai teisingai paminėjai, buvau pamiršęs išmanėją buitinę techniką. Tai tikriausiai praktiškai nėra namų, kas neturėtų siurblio robotą, kas taip palengvina tavo kasdienybę ir yra išmanu. Taip. Dabar vyksta, kadangi dulkių siurbliai robotai yra pakankamai jau, lyginai sena prekė, bet jos patys pirmieji robotai buvo tokie, kaip sakyti, durniukai. Tai jie neturėjo lazerio, jie važinėdavo, važiuoja į kampą atsitrenkia, važiuoja į kitą kampą atsitrenkia, važiuoja į trečią kampą atsitrenkia ir panašiai. O dabar jau ateina, kadangi už tą pačią kainą tu jau gali įsigyti išmanųjį, kuris yra lazerio pagrindu grindžiamas, kada jis jau nebesitranko į tas sienas tiek daug, nebeteplioja, kaip sakytų, sienų. Bet jau ateina ir tie siurbliai už tikrai prieinamą kainą, kurie patys išsiplauna, išsivalo, tau tik reikia vandenį pakeisti iš esmės. Ir vieną kartą maišiuką per 3 mėnesius ištuštinti tą, kuris dulkes kaupia pas save. Tai va, dulkių siurbliai irgi vienas yra iš tų daiktų, kurie, kaip sakyti, jie neparsidavinėja jų daugiau, bet jie parsinėja taip pat. Tai vadinasi, žmonės vietoj to, kad nuspręstų, kad nebenoriu, tai jie vis tiek nori to daikto, tik tai senus savo keičia į naujus ir geresnius. Tai va, irgi dar vienas iš tų tikrai geras pavyzdys. Labai smagu su jumis čia kalbėtis, bet ir manau, mes čia galėtume dar ilgai tęsti šitą pokalbį, bet tinklalaidė eina į pabaigą. Tai turiu kelis tokius klausimus, į kuriuos norėčiau iš jūsų išgirsti trumpus, greitus atsakymus. Tai pirmasis klausimas būtų, koks paskutinis įrenginys jūsų namuose apsigyveno? Išmanus įrenginys. Kolonėlė. Pas mane kaip čia, dulkių siurblys, kuris pats išsivalo. Tai yra, vadinasi, man nebereikia keisti tų šluoščių. Tai va, šitas mano yra tobulas įsigijimas, labai patiko. Dabar savo namuose, ką dar norėtumėte tikrai automatizuoti? Ir jeigu dabar galėtumėte savo kažką tais vieną dalyką automatizuoti, tai koks jisai būtų namuose? Pas mane šviesa tikriausiai, nes kartais pamiršti tualete išjungti šviesą, miegamajam pamiršti, tai vat, kad galėtum ar ten pasakius Hey Google arba ten Hey Siri, kad išjung man šviesą, tai aš pasikeičiu visus jungtukus tikriausiai šviesos tuos jutiklius. Kaip paminėjai, man irgi reiktų lemputės tikriausiai pasikeisti, nes geras dalykas yra, kol kas paprastas pas mane, bet šiaip tikriausiai stambia buitinė technika eičiau, nes pas mane stambia buitinė technika nėra labai išmani, tai būtų arba šaldytuvas, arba skalbyklė, indaplovė, kur išmanumų turėtų. Koks žmogus esate? Ar tas, kuris pasiemat naują įrenginį ir skaitot instrukciją, ar vis tik tai pirmiausia pabandot įjungti, paleisti ir jeigu kažkas nepavyksta, tai tada griebėtės instrukcijos? Aš instrukciją vieną kartą perskaitau. Prieš? Taip, įsigiju, perskaitau instrukciją, ir tada važiuojam. Aš pats pabandai, jeigu neišeina, tada jau instrukciją, ChatGPT naudoju, bet šiaip jo labai senai buvo atsivertęs tą papirinį instrukciją ir skaitis. Kalbėjom, kad daug turime įrenginių, jų skirtingų gamintojų. Kiek aplikacijų turi telefone valdyti visus įrenginius?
Maždaug. Kokios 3 tai tikrai. Pas mane 2 dabar. Man atrodo, jau girdėjau truputėlį klausimą, kad girdėjau atsakymą, kad pasakai, kad tu valdai savo tėvų namuose esančius įrenginius. Ar duotum valdyti įrenginius savo namuose, savo tėvams? Kai kuriuos jo, galėčiau duoti. Dulkių siurblį kokį nors, airfryerį, skalbyklę. Naktį mėgi, oro vis dėlto veisinga. Duočiau tikriausiai, jo. Duočiau. Na ir gal paskutinis klausimas. Ar teko įsigyti daiktą, išmanų daiktą, kuris, na, tiesiog gražiai atrodo, bet, na, kažkokios labai didelės praktinės tokios vertės neatneša? Ne gal. Gal kažkiek bent jau vieną funkciją iš to išmanumo tikriausiai panaudojęs esu. Jo, aš irgi manau, galbūt yra daiktų, kur neišnaudoju visų galimų funkcijų, bet kad iš vis be funkcijų būtų... Žinau, kad tikrai yra daiktas, kurio funkcionalumą dar norėčiau išnaudoti. Jo. Ta pati išmanioji kolonėlė, pas mane jį atlieka ten kokios 2-3 funkcijas, tai kad siurblyščių įjungiu, kai išeinu iš namų, pasakau, ir dar ten, gal, man rodo, šviesytę vieną įjungti. Bet žinau, kad jis ten dar turi ten milijoną dar galimybių. Tai vat, žinau, kad reiktų kaip nors prisėsti ir padaryti tų automatizacijų bent jau. Tai ačiū už jūsų mintis, už šitą pokalbį, kad sutiko čia sudalyvauti ir pasidalinti savo žiniomis. Tai buvo pirmoji mūsų tinklalaidė apie technologijas. Labai tikiuosi, kad iš dar daugelio, kurias mes čia turėsime. Ir kviečiu tiek jūs, tiek mūsų klausytojus ir žiūrovus sekti Acme grupės paskyrą socialiniuose tinkluose, kad nepraleistumėte ir kitų mūsų tinklalaidžių. Ačiū Jums. Ačiū tau. Ačiū.